3, 4, paskutinis šuolis, tai lengvas kreipimas ir eina sėsti. A vieną? Taip, rankos ant kelių ir ramiai įsidėti, nieko nereikia, tik ramiai įsidėti. Du 205. Šiandieną atėjo boksininkai, bet šiaip mes tiriame labai įvairių sporto šakų atstovus. Pagaliau treneriai, kai kurie kreipiasi asmeniškai, norėdami žinoti situaciją. Nes priklauso, kokie treneriai kreipiasi dėl operatyviųjų tyrimų. Aš gal pasakyčiau, kad taip Lietuvoje pagal modelį yra 4 tipai tyrimų, kurie reikalingi vieną kartą gyvenime. Tai genetiniai tyrimai. Jeigu žinome, ką mes norim ištyrim, genetika nesikeičia, to šito pakanka. Kai kurie tyrimai vieną kartą metuose, tai yra kompleksiniai tyrimai. Jie vykdomi kartu su sveikatos patikra, pilni išsamus tyrimai ir išvados su treneriu aptariama ta grupė darbo. Treneris, mokslininkas, gydytojas, vadybininkas, masažistas, psichologas. Tai tie rezultatai aptariami. Ir paskui yra trečias tyrimų tipas etapiniai tyrimai. Ką davė praeitas treniruotės etapas. Ir čia reikia pasakyti, kad yra tas išorinis ir vidinis krūvis. Trenerių treniruotės pratybų uždavinys yra ne kartojimų didelių skaičiaus atlikimas, ne didelių krūvių atlikimas, o tam tikrų fiziologinių pokyčių organizme sukūrimas, homeostazės dalinis pakeitimas, kada organizmas atsigaudamas vėl atstato energetinės medžiagas ir vystosi visi tie ilgalaikės adaptacijos pasikeitimai. Tas yra labai svarbu, kontroliuojant treniruotės proceso valdymą. Valdant treniruotės, įvertinant efektus, pavyko, nepavyko, taip. Ir dar toksai tyrimų tipas, tai yra operatyvieji arba einamieji tyrimai, kuomet pats treneris kreipiasi, sako, sportininkui kažkas nutiko, gal pertreniravimo, pervargimo būsena. Ir tada mes ieškome priežasties, kodėl vėl atsirastų tas noras treniruoti, didesnis rezultatų augimas. Sportininkų grinai testavimai mums vyksta vieną kartą per metus dažniausiai ir viskas tai būna. Ir visi rezultatai būna aptariami su treneriu. Rytą atsikėlė, maudysi, nervai dušą maudysi. Šilto, šalto, kontrastinis, kad 3 minutės po šilto, kokiai 10 sekundžių, 20 po šalto, kraujagysliai susitraukė. Reiškia, tas ir jos treniruojamus, kaip organizmas treniruojamas, taip ir kraujagyslės treniruojamus. Tada raumenys geriau aprūpinti krauju, širdelė lengviau tą padaryti, greičiau tu atsigauni ir taip toliau. Tai kaip ir sakėt, treneriui tai leidžia sudėlioti visą pasirengimo planą, atsigavimą visą stebėti, kada reikalingas jisai. Ir pačiam irgi naudinga, nes, kaip ir sakė, ką daryti, kad tas širdis priprastų prie darbo irgi taip atstatytų greičiau. Tai, manau, naudinga labai. Įranga iš vienos pusės yra unikali, ta prasme, kad ne pati, kai sako, geležis, bet programinė įranga. Čia yra klausimas taip, kada mes tyrėme ir nusakome jaunų augančių sportininkų tobulėjimą. Tai mes sakome ilgalaikė adaptacija susijusi su struktūriniais funkciniais pasikeitimais. Širdis hipertrofavo, padidėjo širdies kamerų tūris, naujus mitochondrius, raumenys hipertrofavo. Bet šitas procesas vyksta iki tam tikro laipsnio. Elito klasės sportininkų, sakykime, ištyrė, ne vienas iš funkcinių rodiklių kaip ir nepagerėjo, tuo tarpu jų rezultatai gerėja. Ir visi kelia klausimą, kodėl gerėja. O gerėja atsakymas į tikslus reguliacinių mechanizmų, tikslus fiziologinių visų struktūrinių elementų suderinamumas, darna. Čia yra esmė. Tai taip visada pažiūrime į tas pastabas, ką reikia tobulinti, prie ko dar reikia padirbėti, kas yra jau gerai, bet ką reikia palaikyti pastoviai, tai ties tom ir dirbam irgi, visi aspektai reikalingi.
Šiuo atveju, reiškia, bet ką šiandien 3 ištyrėme boksininkus, kiekvienas yra skirtingas. Vienas yra suminis liekamasis nuovargis pastarojo varžybų periodu ir treniruotės krūvio, jau jie buvo arti ribiniam. Mes paprastai išvadas pateikiam tokias. Ar praeitą mezociklą atlikti krūviai neviršijo organizmo adaptacinių gebėjimų. Ir sakom, viršijus, treneris stabdykit, nes nieko gero nesigaus. Aišku, trenerio valia klausyti, neklausyti, bet mes aiškiai konstatuojam. Ir sakom, treneri niekas nepasikeitė, jokio rimtų pervargimo požymių nėra, jūs galite tęsti sudarytą treniruotės programą. Bet yra, žodžiu, vertinime, ką mes atliekam, įvertiname tik širdies kraujagyslių sistemą, raumenų sistemą, reiškia, kai kurie fizinio darbingumo elementas, anaerobinio darbo galingumas, anaerobinio darbo talpa. Bet jie yra labai informatyvūs rodikliai, valdant treniruotės procesą, vertinant tuos efektus, kurie įvyko dėl treniruotės krūvio. O ne, sportininkas nėra eilinė asmenybė, jis negali bėgioti po laboratorijos. Pas mus atėjus, jis 25 minutės praleidžia ir mes iš karto, jeigu treneris atėjus, sodinam prie kompiuterio ir sakom, va, žiūrėkit, taip yra, čia kompiuteris sako tą, aptarkim. Tokia mūsų darbo kaip ir kasdienybė, bet čia labai daug entuziazmo reikia. Mes šitą laboratoriją, kai Lietuva grįžo į olimpinės žaidynės, Barcelonos olimpinėms žaidynėms rengiantis, jau mes pirmuosius tyrimus atlikinėjome ir patarinėjome. Aišku, nebuvom dar patyrę ir nemokėjom tiek, kiek dabar nežinojom. Tai kiek metų? Nuo 96 metų.